Kovojant su viršsvoriu arba nutukimu vien mitybos sureguliavimo tikrai neužteks. Kaip tikina specialistai, labai svarbus uždavinys metantiems svorį – pagreitinti medžiagų apykaitą ir priversti tą gerokai aptingusi, kilogramus tik kaupti įpratusi organizmą, sparčiau deginti riebalus. Tad norintiems sulieknėti, nuo patogios sofutės pakilti teks. Tiesa, prieš imantis bet kokios fizinės veiklos, ypač didelį viršsvorį turintiems žmonėms, būtina pasitarti su specialistu. Jeigu atvyksta pacientas, jam tada sustatome individualią programą, kurioje pirmasis akcentas yra kineziterapija. Kokių tikslų mes su ją siekiame? Priklausomai nuo jo pajėgumo, jo amžiaus. Jeigu yra darbingo amžiaus ar senyvo amžiaus programa skiriasi, nes nutukęs žmogus vyresnio amžiaus paprastai mažai yra pajėgus įvykdyti tuos mankštos pratimus. Galbūt jis yra iki tol išvis mažai judėjęs, jį reikia pripratinti prie judesio. Tų procedūrų metu mes siekiame, kad aktyvėtų jo medžiagų apykaita, didėtų pulsas, aktyvėtų širdies veikla, kraujotaka ir tuo atveju jis galės pradėti deginti kalorijas, tirpinti riebalus. Su antsvoriu kovojantiems žmonėms specialistai rekomenduoja rinktis ir užsiėmimus baseine. Prieš tai itin naudinga gerai išprakaituoti infrasaunoje. Prakaitavimo metu netenka skysčių, kartu su jais riebalų, toksinių medžiagų. Po to jo yra kitas etapas – kineziterapija baseine. Jisai ten mankština sąnarius, tempia stuburą, aktyvina raumenis, juos stiprina ir kuo stipresni raumenys tampa žmogaus, tai tuo pačiu daugiau gali ir sudeginti tų kalorijų. Toliau procedūros, kurios yra tikslingos didinant žmogaus fizinį aktyvumą ir tuo pačiu mažinant nutukimo požymius, yra treniruokliai. Treniruokliais mes stiprinam probleminės raumenų grupės, ypač pečių lanko, pilvo, liemens, kojų, taip pat su tuo tikslu, kad spartėtų medžiagų apykaita, mažėtų riebalų, o daugėtų raumenų masės. Sustiprinti kovą su nereikalingais kilogramais bei padailinti kūno linijas efektyviai padeda įvairios vandens procedūros – povandeninis masažas, cirkuliacinis, šarkodušai. Gydomieji dušai suaktyvina medžiagų apykaitą, pagerina kraujotaką, tonizuoja raumenis, padeda kovoti su riebalų sankaupomis probleminėse kūno vietose. Itin efektyvus gydant celiulitą. Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre atliekami ir įvairūs kūno masažai, kurie taip pat labai naudingi lieknėjantiems. Sakykime, celiulito pažeista oda yra ar riebalų sankaupų. Kai kuriuose vietose yra daugiau, taikome vakuuminį masažą, pneumobaro masažą, vibracinį pilvo masažą. Tiek metant svorį, tiek kovojant su celiulitu ar norint tiesiog sustangrinti kūną, verta išbandyti štai šią aqua masažo kapsulę. Taip, tai ta pati kapsulė, kuri itin populiari spa centruose. Tik čia, Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre, už šias procedūras mokėsite gerokai mažiau. Ta kapsulė ypatinga tuo, kad vandens masažo procedūros atliekamos žmogui apsirengus. Užsidarius kapsuliai, pats masažas vyksta per ploną plėvelę, žmogus jaučia viso vandens teikiamo malonumus, vandens drėgmę šilumą. Pats masažas labai universalus, pradedant nuo atsipalaiduojančio, baigiant sportinio arba, kas aktualu gal moteriams, anticeliulitinio. Pats įrenginys yra programuojamas, programa sudaroma kiekvienam žmogui pagal pageidavimus, pagal nusiskundimus. Masažo metu žmogus jaučia visišką vandens pojūtį. Atrodo realiai, kad randiesi vandenį, atsikėlus net nori apsidaryti, pažiūrėti ar nesušlapai. Procedūrą galima atlikti nuo vaiko iki 90 metų žmogaus. Ši kapsulė tik viena iš daugelio procedūrų, kuri puikiai tinka ir vaikams. Mat jie taip pat labai dažni Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro lankytojai. Gydytojos reabilitologės teigimu, pastaruoju metu vaikų nutukimas tampa vis aktualesnė problema. Vaikas, ypač berniukas nutukęs, matom, jeigu riebalai pasiskirstė krūtinės ląstoje daugiau, panašu, kad išdidėja krūtys, strijos, pilvas nukaręs,
kelių asimetrijos. Tie vaikučiai, kuriems randamas nutukimas, jie be abejo kenčia ir nuo laikysenos sutrikimų. Jeigu mergaitai sutrikusi laikysena, mamai gali jau ateity, kai bus mama, skaudėti stuburą. Vaikam mes taip pat taikome reabilitacinės programas, jie gali būti netgi skiriama ambulatorinė reabilitacija ir sveikatos grąžinamas gydymas, kuris yra kompensuojamas iš ligonių kasų. Gydytoja pabrėžia, kad gydant nutukimą ar kovojant su viršsvoriu, tinkamai parinkta fizinio aktyvumo programa neatsiejama nuo kitų priemonių, norint ne tik numesti nereikalingus kilogramus, bet ir išlaikyti rekomenduojamą kūno svorį. Daugiau informacijos apie Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre teikiamas paslaugas sužinosite internete.